šitas namas yra pats brangiausias namas, koks tik tai gali būti pasaulyje. Nes jame prabėgo mūsų vaikystė, jį statė mano tėveliai tais sunkiais pokario laikais. Dabar jų jau nebėra ir mes su didelė meilė ir su dideliu malonumu šios namelius stengiamės išlaikyti ir juose, kaip galėdami, daugiau praleisti pagal galimybės laiko. Babūnė mūsų, tėvelio mamytė. Čia mano senelis, Romualdas Konstantinas Balčiauskas. Čia visa šeimyna. Čia apačioje tas mažiukas yra mano tėvelis, sesutės Aliūnė ir Olga. Ir stovi Vytautas. 1938 metais žuvo Magadane kaip Stalino kulto auka. Buvo ištremtas. Ištremtas buvo ir ten dingo, žodžiu. Biržų evangelikų reformatų parapijos kunigas Aleksandras Balčiauskas kartu su žmona, mokytoja Aleksandra, bendrą šeimos kelią pradėję jau liepsnojant Antrajam pasauliniam karui, ramybę džiaugiasi neilgai. Biržus pasiekus karo frontui, šeima su mažuoju sūneliu Donatu turėjo palikti kleboniją ir valtimi persikėlę per Širvėnos ežerą, slapstėsi parapijiečių šeimos sodyboje įrengtame bunkeryje. Karo liepsnuose nuskendo ne tik jų namai, bet ir visas ankstesnis gyvenimas. Kai mes per karą sudegėm kleboniją, mes buvom priversti įsikraustyti. Miestas sudegęs, namų nėra, 80% miesto sudegusių. Apsigyvenom antroje klebonijoje, Mūriniai toj, kuri prie ežero. Ten gyveno kunigas Jašinskas, kunigo Balčiausko šeima, vargonininkas Sprendys, varpininkas Klenys, visi su vaikais ir užėjo rusai. Ir mums pasakė, reikia išsikraustyti. Namelis tik pradėtas statyti, nėra kur. Miegot eidavom bažnyčio į zakrastiją šaltą. Mamytė nueidavo arba tėvelis anksčiau, ten pečius buvo, pakurendavo tą pečių, duknas priglausdavo prie to pečius, kad būtų šilta įlysti lovą. Bet kaip dabar atsimenu, rytais ten buvo labai drėgna. Ir ten tokie pilki vabaliukai ropodavo, tokia didumo. Ir tie vabaliukai nelabai jau malonu. Bet ką darysi, išgyvenam. Šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių ir bažnyčia patyrė naikinantį okupacinio sovietų režimo persekiojimą. Žmonės buvo be kaltės suimami, kalinami ir tremiami į Sibirą. Tarp jų memorandumą prieš sovietų nusikaltimus paskelbęs reformatų kunigas Jonas Mizaras ir kunigo Aleksandro Balčiausko jaunystės bičiulis liuteronų kunigas ir konsistorijos prezidentas Erikas Lejeris. Abu iš tremties nebegrįžo. Kitas kunigo Aleksandro bičiulis, liuteronų kunigas Jonas Kalvanas, Tauragėje buvo sekamas bemaž 20 sovietų saugumo agentų ir informatorių. Grėsmė tvyrojo ir virš kunigo Aleksandro Balčiausko šeimos, kurioje augo 2 maži vaikai. Buvo paruošta maišai su džiūvėsiais, rūbas toks jau suruoštas, nesgi daug jau buvo parapiečių išvežtų, ateidavo laiškai, susirašinėdavo. Sunkus metas, bet vis tiek suruošdavo siuntinius ir Parekojai, ir Januševičiams, žodžiu, siųsdavo ten į Sibirą, nes ten buvo sunku pradžiai jiems. Mes irgi laukiam kiekvieno momentu, kad gali pasibelsti. Ar jautė tėveliai, kad buvo sekami? Be abejo jautė, kad sekamas ir kad vis tik tai kunigas dirba su žmonėmis, jis būtų jiems labai naudingas, kad jį patraukti į savo pusę, kad jis dirbtų jiems. Tie tokie apsilankymai čia būdavo, šitam kambarį, čia prie knygų lentynos rašomasis stalas stovėjo tėvelio ir apsilankė toks svečias, kalbantis rusiškai. Nežinau, ką kalbėjo, bet jie kalbėjosi. O už durų mamytė stovėjo ir girdėjo tą jų pokalbį. Turbūt negeras pokalbis buvo,
Ir jinai atidarė duris ir tiesiog, kaip mokytoja, tiesiog radikaliai pasakė: "Оставьте вы его в покое, palikite jūs jį ramybėje." Ir neilgai trukus, tas, nežinau, kokiais sumetimais jis pakyla ir išėjo. Bet tėveliui tas kainavo daug sveikatos ir jis tam svečiui, kabutėse, išėjus, mamytė apsikabino ir pasakė: "Tu mano gelbėtoja, ačiū tau." Nuolatinė įtampa ir išgyvenimai dėl savo šeimos ir parapijiečių pakirto kunigo Aleksandro Balčiausko sveikatą. 1951 m. gruodžio 31 vakarą jis pasakė paskutinį savo pamokslą, kuriame parapijai linkėjo palaimintų naujųjų metų ir ragino duoti gerų vaisių Viešpaties vynuogyne. Jau kitą dieną kunigą pakirto širdies smūgis. Medikai buvo bejėgiai ir po kelių kančios kupinų savaičių 1952 m. sausio 24 d. palaiminęs savo mylimus vaikus ir paguodęs liūdinčią žmoną, Aleksandras Balčiauskas iškeliavo į Viešpaties namus. Tėvelis tikrai buvo mylintis savo parapiją kunigas. Iš pašaukimo, ne iš pareigos. Jis negalėjo suvaidinti, jis viskas darė labai iš širdies ir natūraliai. Giliai pergyveno dėl kiekvieno parapijiečio, kentėjo kaip ir jo parapijiečiai. Dėl to jis turbūt taip anksti ir sudegė. Jis amžinybę iškeliavo turėdamas 44 metus. Mamytei buvo tuo metu 30 metų. Man buvo 8, sesiai buvo 6 metai. Taip. Kartą vaikutis gerėjosi paukšteliu, kursai medyje, netoli savo lizdelio gražiai giedojo. Tik štai prie mažojo giesmininko prisėlino katė. Vaikutis nesuskubo nei perspėti, nei sušukti, kai grobuoniški nagai nusinešė paukštelį. Žiauri ir nelaukta mirtis nutraukė jo giesmę. Giliai sujaudintas ir mirties šiurpulio perimtas bėga vaikutis prie savo motinos ir papasakojęs jai viską pro ašaras klausė: "Mamyte, sakyk, kas toliau giedos paukštelio nebaigtą giesmę?" Kiek patylėjusi, susimąsčiusi, ji atsiliepė: "Pats Viešpats Dievas, sūneli, giedos toliau paukštelio nebaigtą giesmę." Kaip mamytė išgyveno tą laiką, tą praradimą ir vėliau, jau paskui kaip toliau tą gyvenimą kūrė jau viena su vaikais likusi? Jų buvo tikrai ideali šeima ir prarasti savo gyvenimo draugą tokiam amžiui. Staiga nebėra nei vyro, nei tėvo vaikams, nei šeimos maitintojo. Jos pedagoginis išsilavinimas sovietams buvo nereikalingas. Jinai kreipėsi į rajono valdžią ir jai pasakė: "Gerai, tu gausi mokytojo darbą su sąlyga, jeigu parašysi į laikraštį, kad tu buvai suklaidinta, ištekėdama už kunigo ir, žodžiu, taip sakant, tu atsižadėk to, ką tu turėjai." Tai mamytė išklausė ir pasakė jiems, sako: "Ačiū. Mano vyras nei degutu, nei krauju nesuteptas." Ir apsisuko ant kulniuko ir išėjo. Pakelta galva. Buvau kunigo našlė, todėl darbo negavau. Siūlė padaryti viešą atgailą spaudoje, jog ištekėjau už kunigo. To nepadariau. Reikėjo galvoti, kaip išgyventi. Gyvenimas yra pati tikroji mokykla. Ir mezgiau, ir siuvinėjau mašiną, ir daržus sodinau, ir tortus kepiau. Dirbau dieną naktį, padėjo vaikai. Iš tų tortų juos ir pastačiau ant kojų.
bažnyčiai tuo metu gyvenimas buvo labai sudėtingas. Čia juk buvo greunama tuo metu liuteronų bažnyčia senoji, ar ne? Papasakokit apie tą laikmetį, kas vyko aplink. Ar ne 61 metai buvo, kai griovė liuteronų bažnyčia. Ta liuteronų bažnyčia ten buvo šventovės ir tam šventorėje mes žaisdavom futbolą. Ir jinai buvo sienos puikiausiai išlikę. Velykų rytą atvažiavo traktorius Stalinets vadinamas, užkabino trosus, storus kaip ranka žodžiu, trosus ir tarp langų. Ir tiesiog traukė ir vertė sienas. Tai galite įsivaizduoti, žmonės sustoja, žiūri, ką jie daro. Žino, ką jie daro. Po to buvo reformatų bažnyčia. Reformatų bažnyčia supylė didžiulis pylimus prieš ją. Pastatė medinę tokią estradą vadinamą. Ta estrada uždengė bažnyčią, ateinančią iš miesto pusės, nuo autobusų stoties, jeigu ateinam, žiūrim, medžiai, kalnai, estrada, bažnyčias beveik nesimato. Tai slėpė nuo mūsų, kad mes jos nematytumėm, gal mes atprasim nuo jos kaip to. Visą savo gyvenimą, net tamsiausiais okupacijos metais, Aleksandra Balčiauskienė išlaikė tikėjimą ir buvo ištikima bažnyčios darbininkė. Nuolat rūpinosi savo parapijos reikalais, buvo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorė, o 1990-aisiais Vilniaus reformatų bažnyčioje įkūrė sekmadieninę mokyklėlę. Jinai buvo išsilavinusi pedagogė ir kaip kunigo našlė jinai sovietmečio tarybų laikais praktiškai negalėjo to įgyvendinti. Kai prasidėjo atgimimas 88-89, kai vėl buvo atidarytos ir parapijos ir Vilniuje, ir Kaune, visa ta sekmadieninė mokykla, ta veikla jai tikrai buvo labai prie širdies ta veikla ir jinai be abejo, manyčiau, iš dalies taip bandė įgyvendinti ir perduoti tą jaunai kartai, ko jai nebuvo leista sovietmečiu įgyvendinti. Važiuodavo iš Biržų kiekvieną sekmadienį, pravesti vaikam valandą laiko tą pamokėlę, kaip sakant. Sako, aš su tokia meile važiuodavau, su tokia meile dirbau su tais vaikais. Aš jaučiu, kad jis yra, kad jo ranka mane veda. Kai būna pilnatis, žiūriu į naktinį dangų ir kartoju: Dieve, koks stebuklas! Ir tik tu sugebėjai sukurti šį gražų pasaulį. Labai įsitikinusi protestantė, bet tai buvo kartu ir labai iš apšvietos laikotarpio išėjusi protestantė, kur aš atsimenu, kai aš po studijų dar truputėlį Kanto filosofiją gilinausi, tas matosi, tas nuo rytprūsio ta dvasia atėjusi, kai aš jai pacitavau žodžius, yra du dalykai iš praktinio proto kritikose, kur Kantas sako, yra du dalykai, kurie mane priverčia vis iš naujo stebėtis, tai moralinis įstatymas manyje ir žvaigždėtas dangus virš manęs, jinai, žinau, tik suplojo rankomis, tada ir sako, taip aš buvau auklėjama. Tai va. Ir irgi iš esmės liuteroniškoje aplinkoje buvo auklėjama, bet kai ištekėjo už reformatų kunigo, be abejo, visą širdimi palaikė tą reformatų bažnyčią. Nuo mažens atsimenu, visuomet buvo irgi konsistorijos jinai raštininkė, tai dažnai ten ir konsistorija pas mus būdavo ir vyskupą tą Kalvaną, žinau, labai gerus ryšius jinai palaikė. Kalvanas su didžiausia pagarba, aš prisimenu jį ir sesutė mano prisimena, nes jis tikrai šitą šeimą Balčiauskų jis tikrai kuruodavo ir jie gražiai bendravo ir po tėvelio mirties jis dažnai lankydavosi ir būdamas Biržuose tiesiog pastiprindavo mamytę savo tvirtumu, nes visada jis atveždavo kalendorius, nes tadagi leido tas
kalendorius, čia buvo vienintelis leidinys, atstovaudavo ir reformatus pasaulinėme tam alijanse, žodžiu, jis parveždavo, tos įspūdžius pasakodavo, kaip ten būdavo. Tai taip, kad su Kalvanu tikrai lenkiu savo žilą galvą šitam gerbiamam kunigui vyskupui. Ar jį pasakodavo apie savo šeimą, apie savo tas liuteroniškas šaknis, apie vaikystę? Daug pasakojus yra ir apie Eitkūnus, ypatingai apie kalėdinį laikotarpį, kur yra ir visos tetos, visi dėdės tenai suvažiuodavo. Tas jai matosi labai palikė tokį neišdildomą įspūdį. Šlagerius jinai vis padainuodavo iš to laikotarpio, nes ir vokiško kraujo yra turėjusi. Pati visuomet per Kalėdas, per Velykas visuomet visi namai kvepėdavo, kepinukai. 24 gruodžio visuomet turėdavo kalėdinės giesmės, namie giedamos būti, per radiją leidžiamos. Tikrai gražus rytprūsių paveldas, toksai Lietuvos praktiškai siekiantis, matosi, jos vaikystės didelė dalis buvo, kurią jie praktiškai visą gyvenimą lydėjo. Mėgo literatūrą, mėgo muziką, žinojo visų operų arijas. Paskui, kai važinėdama į Vilnių, tai aišku, lankydavo operą ir čia jau jie būdavo atgaiva. Jinai būdavo pasipuošę, apsirengę, tai sako, aš jaučiuosi jau savame amplua. Šitie baldai tai yra dovana mamytės tėvelių vestuvių proga. Spintoje dar mamytės rūbai, nors jau 7 metai jos nebėra tarp mūsų, bet mes dar saugom. Jos mėgiamas suknelės daro. Nėra tik tai šlipsiuko, aš nežinau, kur tas Betfim. Tai jį išsaugojo per visą gyvenimą, išsaugojo. Ir čia, kiek Kęstutis buvo, jis apsirengdavo ją. Anūkas. Tokia irgi šeimos relikvija. Taip. Aleksandros ir Aleksandro Balčiauskų tarnystę tęsė jų vaikai ir vaikaičiai. Sūnus Donatas Balčiauskas yra Reformatų bažnyčios kuratorius, vienas iš Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos įkūrėjų. Dukra pianistė, pedagogė Virginija Balčiauskaitė Daugirdienė ne vienerius metus vargonavo Kauno Šventosios Trejybės bažnyčioje, o jos sūnus Kęstutis Daugirdas pasirinko kunigo kelią, yra teologas ir bažnyčios istorikas, mokslinių monografijų ir straipsnių autorius. Aš dirbau ir Kauno klinikose kaip sanitaras, aš kurį laiką domėjausi ir gamtos mokslais, aš galvojau ir apie mediciną, bet aš apsprendžiau teologiją studijuoti būtent Sąjūdžio laikotarpiu. Tai buvo išties pakylėjimo laikotarpis, kai klausimai tie ir apie kokia yra mūsų prasmė ir paskirtis šioje žemėje, koks yra mūsų tikslas, kurie taip tik tais ir kilo ir aš atsimenu, labai gerai atsimenu, dar ir mano mama grojo liuteronų bažnyčiai praktiškai, Šventos Trejybės bažnyčioje, praktiškai atsikūrimo, aš irgi būdavau ten tuose pamaldose, bažnyčios buvo pilnos. Ir tai buvo tas periodas, kur aš irgi nusprendžiau vis dėlto susijęti savo likimą būtent su teologiniais klausimais, o ne su medicinos klausimais. Obuolys nuo obels toli nesiridena. Kaip ten bebuvę išaugus tokioj šeimoj, negali būti kažkaip tais svetimas ir tomis pažiūromis ir tuom, kuom gyveno šitą šeimą. Tas buvo 92 turbūt metai. Čia būrelis mūsų tokie entuziastų nutarėm, kad reikia kažką tai daryti. Ne bažnyčios aplinkoje, bet šalia bažnyčios. Kad tie žmonės, kurie susvetimėja, nutolę nuo bažnyčios, per šitą pagalbinę priemonę surastų kelią.
Jau daugiau nei 30 mečius Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, vienijanti daugelį iškilių mokslininkų ir visuomenininkų, rūpinasi reformacijos paveldo išsaugojimu ir sklaida, organizuoja mokslinės konferencijas, rengia paskaitas, kultūros renginius, publikuoja leidinius. Vienas didžiausių draugijos projektų – paminklas reformacijos ir lietuviškosios raštijos pradininkams. Monumentas 10 iškilių asmenybių, liuteronų ir reformatų kunigams, reformacijos rėmėjams kunigaikščiams Radviloms ir raštijos veikėjams iškils sostinės reformatų skvere, istorinių Vilniaus reformatų kapinių vietoje. Mamytės mėgiamiausias papuošalas buvo šitas tėvelio jai dovanotas medalionas. Jinai su juo nesiskirdavo niekada. Eidama į svečius, eidama į bažnyčią, jinai visada ar į kokį koncertą neždavosi, pasipuošdavo šito medalionu. Atsidarydavo tą medalioną. Tokia laimės akimirka jinai pabučiuodavo nuotrauką. Ir vėl uždarydavo. Ir jinai mintimis su tėveliu kalbėdavo. Nes čia jo nuotrauka atvaizdas. Jai labai brangi šitą relikviją. Kunigo našlė yra tai praktiškai kunigo Aleksandro Balčiausko tą palikimą labai puoselėjusi tiek namuose, tiek net visam sode. Jeigu atkreipėte dėmesį, sode yra daug rožių ir lelijų, tai praktiškai tai yra jos vyro rašyti laiškai yra. Tu mano rožė, tu mano ką tik prasiskleidusi lelija, tai jinai praktiškai visą tą po jo ankstyvo mirties taip praktiškai pasaulį struktūravo pagal savo gražų, laimingą prisiminimą. Vienas kitą supratome ir gerbėme. Tai buvo tikra meilė, kupina pasiaukojimo vienas kitam. Jos prisiminimas senatvėje yra mano gyvenimo šviesulys. Iki dabar atsimenu viską, ką pasako. Atsimenu ir, kad jį kaip labai švelnų žmogų charakterizavo, net ir tuo sunkiu laikotarpiu. Kai išleido jo pamokslus, kai juos paskaičiau, tas tikrai, tu žinot, tam laikotarpį 47-48 tas toks švelnus krikščioniškas nenugalimumas, manyčiau, teisingai jį apibūdino. Savo vyrą Aleksandrą, kuris amžinybėn iškeliavo taip anksti, Aleksandra Balčiauskienė mylėjo visą savo gyvenimą, puoselėjo jo atminimą, išsaugojo jo laiškus ir jo ranka užrašytus pamokslus, kuriuos jau būdama garbaus amžiaus sudėjo į knygą ir išleido. Nugyvenusi prasmingą gyvenimą ir sulaukusi 95 metų, 2017 metų pavasarį Aleksandra Balčiauskienė buvo pašaukta į Viešpaties namus. Mes tik tai galim pasidžiaugti ir nusilenkti savo tėveliams, kurie buvo tikrai nuoširdžiai atsidavę savo šeimai ir tarnybai aukščiausiojo garbei. Tai kaip mes galėjom būti kitokie? Kaip kompasas, viena savo rodikle visados yra pakrypęs į pietus, o kita į šiaurę, taip žmogus savo sielą turi būti visada palinkęs į dvasinės vertybės, į Dievą, į jo teisingumą, jo meilę. Kaip kompaso rodiklės pačios niekada nesiblaško, nekeičia savo krypčių, o jei kas jėga jas pasuka kita kryptimi, tai jos paleistos ir vėl greit grįžta į savo vietą. Panašiai ir tikras krikščionis pats niekada neiškrypsta iš krikščioniško gyvenimo kelio. O jei kas jį prievarta kada ir iškreipia,
tai jis vis tiek dvasioje, širdyje išlieka ištikimas savo paskirčiai, o išsivadavęs iš prievartos ir vėl viešai žengia krikščioniško gyvenimo keliu. Toks žmogus gyvena, dirba žemėje, bet gyvena dangui.